Sveiki, užsukę į mano kanalą, štai vėl naujas vlogas. Dabar mes išėjome pasivaikščioti po pramonės rajoną, aišku, su Kiviu, vyras operatorius, Kivis čia. Ir mes ten eisime iki pramonės gatvės galo, ten yra valgykla tokia ir galvom ten pavalgyti pietus, nes ten ir skanu, ir pigu. O už mano nugaros tai denio nesimato bokštelis labai gražus, bet galim paeiti truputį. Ir vyras parodys, jis labai geras operatorius. Matot, koks gražus. Man anksčiau, kai buvau mažesnė, tai būdavo pasaka, primindavo. Štai mes kavinėje ir dabar turim kepsnių. Čia visada labai skanu, labai daug dvurių košės duoda. Čia darbuotojų kavinė, tokia darbininkų. Virš aplinkinių gamyklų ateina pavalgyti pietų. O mums čia labai vieną kartą patiko, tai dabar irgi kartojom. O čia buvo gira, vyras jau išgėrė, o aš dar turiu giros. Ir čia sėdim dabar ir jau visus užsakymus gaunam į namus, mes planavom jau greitai grįžti, tik išeiti, pavaikščioti ir grįžti, bet persigalvojom. Dabar jau ir Barbora turės atvažiuoti vėlesniu laiku, ir kurjeris įdėti į paštomatą mano batus, kuriuos parodysiu namuose. Skanaus mums. Praeitame vloge rodžiau, kaip nusipirkau laisvalaikio batus, tokius kaip kedus, ir tiesiog kaip buvo per maži, todėl išsiunčiau atgal ir dabar tuo pačiu įsiūsdama, nors dar pinigų atgal negavau, užsisakiau vienu dydžiu didesnius. Ir jeigu netiks visą laiką, galiu ir šitus grąžinti atgal. Čia va taip negražiai nuplėšiu, nes tiesiog čia toks įpakavimas ir dabar žiūrim. Batai tokie patys kaip mane, tik vienu dydžiu didesni. Štai jie, nežinau, čia turbūt ta firma, kurie gamina. Man yra nesvarbu, man svarbu yra, kad jie yra odiniai. Ir čia turbūt bus dešinys batas ir aš jį ir pasimatuosiu. Na bent jau, ne, kairys čia. Tai aš pasiimu dešinį, nes yra svarbiau dešinė koja. Kairė koja dažniausiai tinka iš karto. Taigi, su kojinytėm aš. Ir manau, kad tinka, nes jau jaučiu, kad bate vietos yra pakankamai. Tai čia dar kažkas įdėta, kad neprarastų savo formos. Ir dabar maunuose, jie yra odiniai, todėl kad jeigu šiek tiek būtų kažkoks nepatogumas, visada galima juos pratampyti šiek tiek. Štai, aišku, užtrauktukas yra, dėl to, kad aš nemėgstu, kai reikia raišytis raištelius, tai pasirinkau būtent tokius su užtrauktuku. Dabar, aišku, neužsitraukiu kol kas, bet tai tik dėl to, kad raišteliai pritvirtinti, skirti, kaip čia pasakyti, skirti plonesniai kojai. Jūs nekreipkite, kad mano kaktos žliaugia prakaitas, bet mes ką tik grįžom iš paštomato, jie tikrai labai, nu, žodžiu, karšta. Aš matau, kad batai nespaudžia. Ir čia paisinu šitus raištelius, tikrai užsitrauks. Todėl labai ilgai nevargsiu, nes dabar turiu daug kitų darbų. Tai galima sakyti, kad jie yra geri. Ir kai jau eisiu kur nors su jais, tada jums parodysiu. Taigi, mes esame jaunimo parke, šiandien pasivaikščioti į miestą. O dabar mes susukome, kai buvo jau filmuota, prie šitos tvenkinuko, bet nepavyko su garsu, tai dabar pakartojame. Tai norėjau pasakyti, kad čia jaunimo parke dabar iš tokios pelkės padarė tvenkinukus nedidelius
Jie netgi pasodino vandens lelijų. Tik tai mums gaila, kad mes labai mėgom purienas, o purienas su visom kitom žolėm pašalino, bet tikrai gražu. Galbūt bus visai čia gražus kampelis pasivaikščiot, gal kiviukui pasimaudyti, nes kol kas yra dumblo, tai nenorim, kad kivis gaivintųsi. Ir dabar čia yra iš 2 dalių tie tvenkinukai, ten daugiau smėlėtas. Tai mes dabar tik tai parodom, mes vadinam šitą pelkę Dumbliauskienę, dėl nuo žodžio dumblas. Ir dabar čia bus jau gražus tvenkinukas, dar medelių pasodino, o tuos tokius nevertingus medžius išrovė su šaknėmis. Tai kągi, keliaujam toliau. Kiviukai. Žinom. Taigi pasiekėme savo tikslą, atėjome į kavos skverą ir čia ne kava, čia yra matcha latte arbata, labai skani, aš cukraus nesidėsiu, man jinai ir taip skani, tai tiesiog arbata kaip kava latte, tai arbata latte irgi daroma suplakus pieną ir tikrai skanu, jeigu turit galimybę, žinot, kur galima paragauti, tai tikrai paragaukit, nenusivilsite, nes man tai dieviška arbata, aš ją taip mėgstu. Sveiki, mėlėja. Štai gražus rytas, 10:30 kažkur ir mes keliaujame autobusų stotį ir važiuosime į Kauną. Pamatysite visą kelionę, jeigu bus įdomu, stebėkite mūsų kelionę ir kam įdomu pamatyti, jei nesat matę atnaujinto zoologijos sodo, tai galiu pasakyti, kad mes jums jį parodysime. Kaip visada per anksti atėjome autobusų stotį ir liko 15 minučių iki autobuso, tai dar reiks palaukti. Ir nieko. Norėjau valgyti, bet darau protarpinį badavimą, tai manau, kad iki 1 iškęsiu ir dėl to valgysiu tik tai, kaip įprasta, jūs jau kas žiūrėjot senus vlogus, žinote, užeisim į tą sotų svečią, autobusų stotį, kur ten daugam nepatinka, sako, kad labai ten smirda ir panašiai, bet man skanu ir nebrangu. Ir mes su vyru ten visą laiką pavalgom pietus ir nuvažiuoti turime į svečius, aplankyti vieną moterį, o paskui jau ką norim, tą veikiam. Tai nusprendėme nuvykti į zoologijos sodą, nes žinot, kad buvo ta rekonstrukcija zoologijos sodo ir ten dabar viskas padaryta labai naujoviškai ir gražiai, bent jau tokie atsiliepimai, tai mes norėsime pasižiūrėti. Tai va, jeigu jums domina tokie dalykai, tai sekite visą šitą kelionę ir pamatysite, kaip mes keliaujame. O, įdomu, ne? Nu tai va, taip. Esame į Kauną, neturite autobusų bus stotis, ten matote dangoraižius Kauno ir dabar greitai reiks lipti, todėl pasižiūrėkite. Visada iš Alytaus važiuoja šitų tiltų. Man atrodo, Čiurlionio, ne? Čiurlionio tiltas, taip. Stotelėje laukiame 7 troleibuso. Važiuojam 7 troleibusu ir dar labai toli važiuosim. Tai va, tai ką dar pasakyti. Ne, bet tai būsim vietoj. Buvom svečiuose, valgėm skruzdėlį. Ką mes valgėm? Skruzdėlį. 100 lapės. Ir geriam kavos. Atsiprašau, autobusas kruto. Mes vėl sočiame sėdyje ir aš valgau ne kiaulienos. Vištienos kepsnį su kopūstų salotom ir bulvių koše, o vyras kiaulienos kepsnį su bulvėmis keptomis ir pomidorų. Burokėlių salotomis. Taip, daugiau nieko nenorėjom, tai dabar pavalgysim. Viskas.
Vienu žodžiu, nerandam išėjimo, nerandam, kur galime nulipti ir kažką pasižiūrėti. Ieškom. Maitinosi lamos. Snieginis ožys. Laukiam, kol atsidarys liftas, atvažiuos ir mus nuleis, va, žiūrėkit, kaip žemai čia viskas, kaip čia yra baisu ir kiaura, va, žiūrėkit, va čia po kojomis kiaura ir pelikanai. Kalnų erelis aš. Taip pabuvome zoologijos sode, dabar jau ruošiamės stotelėje stovime ir važiuosime į autobusų stotį. Ir kaip aš galėčiau apibūdinti zoologijos sodą? Iš tikrųjų gražu, nes nauja. Kitas dalykas, gyvūnams yra patogiau padaryta, tik tai galbūt matomumas panašus labai, kaip buvo prieš tvarę sutvarkymą. Tai tiek pat mačiau, ką ir dabar, tai kažko nieko naujo nepamačiau, dar gal mažiau pamačiau, bet sakyčiau, labai atmosfera graži ir verta vien tik pasivaikščioti. Bilietai nepigus, iš tikrųjų. Kasoje nusipirkome bilietus, nes jau internetu nebuvo galima pirkti, kadangi liko iki autobuso 20 minučių, dabar jau 15. Nusipirkom guminukui, mineralinio. Tai va dabar po 15 minučių autobusas ir važiuosime į Alytų namo. Mes vis dar Kauno autobusų stotį, o lietus kaip lyja. Gal Alytų, jeigu lis, reikės parvažiuoti su Boltu. Pavažiuojam jau namo. Autobusas vėlavo 10 minučių. Įsėdom ir dabar per Kauną. Čia jau Garliava. Jau Garliavoje. Baisinė piko valanda, tai spūstis visokiausios. Nežinom, kada papulsim Alytų. Nu, bet kaip nors. Tai va, ir namuose bus kiviukas. Kaip visada baisiai pasiilgome kiviuko. Štai mes ir Alytuje. Alytuje visai nelijo. Ir mes galvom Boltą įsikviesti, kad parvažiuot namo. Alytuje be lietaus. Dabar mūsų namuose laukia kiviukas. Skambino mamam. Sakė, kad jau kivis parvežtas. Ir dabar mes jisai mūsų pasitiks prie durų spėjo. Tai va, dabar jau netoli mes. Vyras netelpa į kadrą, atleiskit, būtume pamatyti ir jį. Tai va, suvažinėjom. Tikiuosi patiko jums. Zoologijos sodas, bandžiau filmuoti, beveik nefotografavau. Norėjau daugiau parodyti, bet ne visada išeina, nes tuo pačiu norisi ir pamatyti, o kai filmuoji, tai galima sakyti, nematai. Todėl tikiuosi, kad kažkiek jums bus aiškiau susidaryti. Ai, gaila, neparodžiau pačio lifto, nes liftas tai ten įspūdingas. Ten liftas nusileidžia į apačią, nereikia lipti laipteliais. Liftas yra padarytas ir neįgaliesiam, tinka dėl to neįgaliesiam. Ir nereikia kilti į papėdę, ar kaip vadinasi, papėdę, taip. Tai mes leidomės žemyn ir ten, kur buvo žirafos, o paskui kilom vėl aukštyn ir išėjom. Tai va, tai neaišku, bet gaila, kad aš jums jo neparodžiau. Žinot, tai būna žmonių, nenoriu filmuoti, kad neatrodytų durnai. Mes pareinam namo pas kiviuką. Va, kiviukas. Džiaugsmo. Džiaugiasi vaikelis kiviukas, karalaitis ir visoks kitoks. Mes jam daug vardų sugalvojom. Kiviukai? Kiviukai. Ai, mato, kas filmuoja. Va, kep. Taigi, brangieji, baigėsi vlogas. Pabaigoje, kaip ir visada, labai greitai susakau ir paleidžiu jūs. Galite bėgti, daryti, ką norit. Taigi, pirmiausia, noriu paprašyti, kad prenumeruotumėte mano kanalą, taip pat paspaustumėte patiktuką po šiuo video.
Taip pat galite paremti Contribicom platformą ir mane kaip kūrėją. Ir žinoma, užeiti į Facebook grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!